Bet aš ganėtinai dažnai čia būnu, tai mano mama čia gyvena, tai aš dažnai atvažiuoju, tai patinka, miela man čia, užaugau. Geri prisiminimai ir aišku, laiko praleista nuo kiekvieną dieną nuo pat ryto iki vakaro, tai seniau visą laiką būdavo tik atsikeli į kiemą eini, tai viskas būdavo arba čia šito aikštelėj, arba čia va kita būdavo aikštelė, kur žaisdavom, nežinau, ar žino tokį žaidimą kojų kvadratas, tai šitos žaidimus žaisdavom, o aikštelę žiūriu, nu, nieko per daug nepasikeitus, tai tik tai lentos pakeistas. Tai, bet nežinau, mes turbūt net nesureikšmindavom tų tokių nugrozdinimų ar kažko, tai tiesiog tas kraujas bėgdavo, susinervindavai, kad negali toliau žaisti ir greičiau tą užsidėti ant tos kojos, ką nors, kad nustotų ir vėl žaisti. Trauklapį dėdavom, aišku, tai problema buvo ne tai, kad skaudo, kad negali toliau žaisti. Čia būdavo problema, kad ta aikštelė būtų laisva, ne tai, kai va dabar atėjom tuščia, nieko nėra, tai tada sakau, sėdėdavom, laukdavom, kada atsilaisvina, žaidžiam, tai bet nežinau, nu, aš tos vyresnius čia tikrai pažinodavau ir man kažkaip problemų. Savas buvai kieme. Jo, čia visi, kaip pasakyti, tam savam rajone visi daugmaž visi viens kitą žino ir ta savotiška tokia pagarba visiems yra, o jau jeigu kažkas iš kito rajono ateidavo, tai jau, nu, būdavo. Tais laikais tų visokių dalykų būdavo. Čia tas rajonas toks skaitydavos Klaipėdoje vienas tokių pavojingesnių, tai ir legendinis Mogiliovo rajonas netoli visai. Neslėpsiu, ir aš nebuvau ten šventas, visokių dalykų darydavau, bet tas kažkaip sportas visą laiką šalia manęs buvo, tai nežinau, nu, kažkaip nenuėjau to blogesnio. Apskritai, aš labiau gal net futbolą norėjau lankyti, ne krepšinį, tai sakyčiau, bet taip gavas kažkaip, kad... Tai dabar galima sakyti, kad sūnus tėvo norus? Sūnus jo, mano svajonė turbūt bando išpildyti, bet nežinau, nu, ir savotiškai džiaugiuosi, kad pasirinko savo mėgstamą sporto šaką, o ne kopijuoja kažką. Nu, aišku, ten Jordanas tenai patikdavo, bet vėliau jau kažkaip, kai aš mačiau, kad aš tikrai noriu tą krepšinį žaisti, tai mano tie idealai tokie labai būdavo, nu, ne iš kažkokių NBA ar kažkur, tai mano buvo tie klaipėdiečiai, kurie žaisdavo Neptūne, tai jo, tai Martynas Mažeika, aišku, nu, man buvo, nu, toksai kaip pavyzdys, tai tas pats ir Marius Runkauskas, nu, man labai patikdavo, kaip jie žaisdavo, vyresni žaidėjai, tai mano, sakyčiau, aš daugiau tokius žaidėjus lygiodavus. Čia gal kažkiek biškį tas įgimta tą driblingą, nes yra daug žaidėjų, kur ten bando tų dirbti grinai ant to, tai, bet kažkiek turi turėti iš savęs tokį, o iš kur aš pradėjau, tai nežinau, kieme turbūt tas ir yra, kad tam kieme mes čia darydavom visokius, žaisdavom nesąmonės, tai nuo akmenų šokinėdavom, tai, nu, aišku, ir žiūrėdavom tie būdavo, jeigu atsimeni, tie N1 mixtape visokie tenai, tai vat kažką iš tokių biški pasiemi, tai nežinau, nu, svarbiausia ne per daug užsižaisti tokiais dalykais profesionaliam krepšiniui, bet kartais, nu, gerai tokiai įterpti. Dalykas, gal pirma, kad ta salė sausakimša būdavo, tie žiūrovai visi čia, kur, nu, vos tildavo, tai taip, ir kai eidavau mažiukas žiūrėti rungtynės Neptūno, tai buvo tų įsimintų momentų. Kaip salė, tai kaip žaidėjas, tai tokių, kad neatsiminčiau kažko labai įsimintino, bet daugiau atsimenu, kaip žiūrėdavau rungtynės, tai buvo vienas rungtynės, Neptūnas žaidė su Lietuvos Rytu turbūt.
Tai Javsokas buvo lentos sudaužęs čia šitoj salėje, tai net lentos šūkės ėjau pasimti kaip prisiminimą. Nežinau, kiti kažkokius išsikeldavo, ten tikslus dar ten aukščiau kažkur žaisti, man tik tai buvo Neptūne pažaisti. Ne tai, kad pažaisti, bent jau pasėdėti ant soliuko, tai nežinau, man to ir užteko. Žaidžiu su Neptūno apranga, tai nežinau, džiaugis. Visų pirma, aš kai atėjau, aš net nebuvau jauniausias, tai aš atėjau tik 21 metų, tai man nebūtų tekę tokių visokių ten tų užtatėlių daryti, bet jau nebebuvo tos vadinamos dėdavšinos, tai nežinau. Kažkiek ten jaunimas ką turėdavo ten atnešti standartinius dalykus, kamuolius surinkti ir taškas gal kokias padėti daktaram nešti. Veteranai buvo Osvaldas Kurauskas žaidė, toliau kas dar buvo Robertas Bitinas, jeigu net turbūt ne visi žino tokį žaidėją, tai jo, tai jų visų pirma čia būdavo tikrai daug, aš atsimenu net žiūrėdavau ir jaudindavaus, kad neiškristų kas nors, nes visi tokie persisveria per tą turėklą, tai ir rungtynių, ir kai eidavau žiūrėti rungtynės, tai tikrai kažkokį, atrodydavo tikrai baisu, kad iškristi. O ta arena tokia palanki turbūt, ką aš žinau fanam, tai nes toks skambesys čia gaunasi toje arenoje, tai gerai, tikrai tie fanai įspūdingai čia palaikydavo. Mano pirmas sezonas čia manęs nėra šitoj nuotraukai, nes nuo vidurio sezono mane paėmė į komandą, tai šita buvo mūsų komanda pirmam sezonė mano. Toj nuotraukai jau matau save, bet čia šitam sezone mane tiksliau mano pačio prašymu paskolino į nacionalinę krepšinio lygą, tai labai džiaugiausi, nuėjau pas gerą trenerį Dainių Miliūną, tai laimėjom 3. vietą ir tikrai patiko man. Tai, šiaip nepasakyčiau, kad labai pasitaiko, bet labai jautės tas dėmesys, kai rinktinę imdavo, tai tą rinktinę visi žiūri ir tada labai tas būdavo toksai noras ir nusifotkinti ir pabendrauti, tai dabar nežinau, turbūt yra ir tų populiaresnių žaidėjų, bet tikrai būna, kad paprašo. Ir eidavau, rinkdavau tos ir parašus, tos lipdukus, žurnalą visą rinkdavau LKL žaidėjų, tai turiu tų nuotraukų ir sakau, kažkada buvo net žmona padarius tokį kaip remelių koliažą, tai turiu su Šarūnu Jasikevičium nuotrauką, kaip mažiukas esu nusifotkinęs ir po to, kai prieš jį žaidžiu rungtynės, tai jį dengiu. Tai žmonės keičiasi, tai požiūris keičiasi viską, tai nežinau, pats areną aišku turim, tai tikrai miestas, manau, juda į priekį ir nežinau, man tai geriausias miestas Lietuvoje, manau. Kiek atsimenu, toks ir jauduliukas buvo toj naujoje arenoje žaisti, tai nežinau, bet atsimenu, kad buvo labai fainas jausmas. Tai aišku, viskas kitaip, perėjus iš tokios mažos salytės žaisti į areną. Tai nežinau, pradžioj gal buvo sunku suvokti, kad čia bus mūsų namai, tai bet ką, dabar, miela salė ir irgi, manau, viena jaukiausių salių Lietuvoje. Ir po pralaimėjimų labiau pergyveni dėl visų fanų, dėl visko, tai labai geras jausmas namuose žaisti, bet sakau, ir tų atsakomybių tokių daugiau yra. Tai sunku net atsakyti, aišku, norėčiau baigti Neptūne, bet tuo pačiu aš norėčiau žaisti krepšinį tol, kol aš galėsiu ir man jokio skirtumo ar žaisti
ar LKL lygoje, ar žemesnėje lygoje, tai nežinau. Aš manau, kad krepšinį žais, kol kojos laikys ir nežinau, bet baigti Neptūne būtų gražu, bet nežinau, ar dar nenorėsiu žaisti toliau to krepšinio, tai sakau dar, bet tikrai negalvoju dar ir kol kas, manau, galiu žaisti. O sezone, aš manau, bus ir treneriui lengviau jau nuo pat pradžių, jisai jau žinos žaidėjus, pasims savo kažkokių žaidėjų, savo stiliaus žaidėjų. Tai aš manau, kad bus tikrai įdomus sezonas, o fanai automatiškai turbūt jie jau tikisi jau tikrai geresnių rezultatų negu šį sezoną. Tai nebus lengva visiems, bus ir atsakomybė, bus ir fanų lūkesčių, bet toks visada tikslas yra, tai medaliai, tai to ir tikimės. Faktas, kad fanai yra pagrindinis tikslas, dėl ko apskritai yra žaidžiamas krepšinis, arba kitas sportas. Tai nežinau, jie tikrai padeda ir kuo jų daugiau, kuo jie triukšmingesni, tai tuo tie rezultatai ir mūsų atsispindi rungtynėse. Tai nežinau, reikia kažkaip, kad tie žiūrovai rinktųsi į visas rungtynės gausiai ir neskirstytų, ar ten žaidžiam prieš stipresnės komandas ar silpnesnės, tai manau, kad link to pamažu Neptūnas juda ir matysim nuo kito sezono, kaip bus. Fanam palinkėčiau tiesiog mylėti savo komandą, savo miesto komandą, liūdėti, kada pralošiam, o ne pykti, tai džiaugtis visi kartu, kada laimim ir ateiti gausiai į kiekvienas rungtynes.